O ką pasakysi? Ką pasakysi? Va to ir nesakyk. Ką pasakyti? Nežinau. Pasakysi. Nuklaus ką nors. Darau mankštas tada, kada ir gera nuotaika. Daugiausiai rankos. Paskutiniu metu labai skauda rankų sąnariai, pečių sąnariai. Lovoj atsibudus, atsimerkiu, pradedu daryti mankštas, kurios galiu padaryti lovoj, padarau lovoj. Paskui atsigėrus vandens arba arbatos darau kitą sunkesnis mankštas. Paskui einu pasivaikščioti. Ne kiekvieną dieną darau visas mankštas. Darau tokias, kur jaučiuosi, kad reikia jau mankštos. Nes jeigu ilgesnį laiką nepadarai, tada jaučias, kai, jauti, kas ateina liga. Mankštas darau, čia visos mano mankštas yra surištas su liga. Aš žinau jau, jeigu skauda nugarą, jeigu skauda šonas, jeigu skauda rankas arba kojų sąnariai, kiekvienam yra savo mankštą. Mankštas pradėjau rimčiau daryti nuo 70 metų. Nesunku, jeigu darai kiekvieną, jeigu dažniau darai, tai visai lengva. Mankštas padaryti lengva. Jeigu užleidi daugiau laiko, jau jautiesi nelabai gerai. Nuotaikos nėra. Kai nuotaikos nėra, nedarau. Einu pasivaikščioti. Dar mankštas ne viskas, reikia dar maistą labai žiūrėti. Kiaušinius valgau po 3 kiaušinius. Baltymų. Reikalinga organizmui. Per pietus troškinos daržovės. Troškinos daržovės daugiausiai. Valgau jautienas, valgau vištienas, valgau iš žuvų skumbrį. Sardina labai sveika kojų raumenims. Ir žiūriu, kas sveikiau, daug skaitau apie sveikatą. Daug skaitau, daug įdomaujuosi. Iš YouTube. Iš knygų, turiu daug knygų. O taip. Norint sveikai gyventi, reikia dirbti. Reikia labai dirbti dėl sveikatos. Tada ir nuotaika gera, ir pykčių nėra, ir visai kitos mintis. Džiaugies gyvenimo, jeigu nieks neskauda, nieks nerūpi. Dukra labai gerą turiu,
viskas esu patenkinta, visko prineša, nereik pačiai tampyti tašių, nereik maistą neštis, ką užsakau, tą atneša. Gyvenk ir džiaukis gyvenimu. Turiu gerus anūkus, į sūnų, į Martį, labai su visais sutinku, labai bendraujam. Anūkai mano irgi labai geri. Dažnai apsilanko, laukiu, bet mintis kalbėti jau nebemokau su jais. Daug nebesuprantu dabartinis kokios dabartinis. Dabartinių visokių problemų gyvenime. Viskas keičiasi. Esu laiminga ir visiems dėkavoju. O sūnus filmuoja mane. Atėjęs viską, ką prašau, viskas padaryta. Padėjo susikonstruoti visas sporto senelės, viską nupirkti, viską padėjo. Ir dabar turiu savo kambarį, galiu mankštintis, nereik niekur eiti, nereik nieko prašyti. Ir pati džiaugiuosi su savim, kad nereik gulėti dar ant lovos. Tiek norėjau parodyti, kad galima dėl savęs pasirūpinti, reik save mylėti ir visiems bus gera. Nesibarti, nesiginčyti, tiek linkiu. Šeima pas mus buvo, 5 buvom. Dabar belikom jauniausių, dar turiu sesutę, retkarčiais susitinkam, už tai, kai nebėra kur išvažiuoti, nuvažiuoti, tai džiaugiuosi, kad dar turi kur nuvažiuoti, susitikti. Tai ačiū Dievui, dar irgi neguli ant lovos, dar sveika, dar pati vairuoja mašiną, nuvažiuoja į miestą, dar apsirūpina savim. Tai taip ir gyvenam. Linkiu visiems būti sveikiems, linksmiems, nesipykti, nesibarti, draugauti. Ką daugiau palinkėti? Sveikatas ir viskas. O sveikatas reikia norėti, turėsit. Jeigu nenorit, už tai neturit. Taip yra. Linkiu visiems pažįstamiems, draugėms, mano tremtiniai Aldonai, daug sveikatos, linkėjimų. Ir viskas. Ir viso gero.